su Raimundu, su Vaidotu mes buvome praktiškai bendramžiai. Kad aš tik 4 metų buvau jaunesnis už mane. Kažkaip visą laiką bendraujant ir šiaip man atrodė, kad Vaidotas buvo žymiai jaunesnis. Tiesiog kažkaip atrodė visai ir kitos kartos, ir kitos kažkokios epochos žmogus. Nes iš tikrųjų ta aplinka, kurioje aš gyvenu, visą tai ir ta visa mano bendravimo sfera buvo mes tai tokie, kaip sakyti, tokie nihilistų, ironikų, skeptikų, bohemininkų tokia karta, o Vaidotas labai neskyrės, tarkime, ir toj pačioj mūsų aplinkoj buvo net visiškas Vaidoto bendramžis Valdas Kulboras. Valdas Kulboras atrodė kaip jau tas, kuris kartu su mumis. Vaidotas jisai buvo visiškai kitas, jisai šviesus, pozityvus, visada su kažkokiais toks lengvas, jaunatviškas visas, kuris visą laiką su kažkokia nukreiptas į veiklą ir pozityvę veiklą, į kažkokią organizaciją. Galų gale žymiai daugiau jo visame nusteikime buvo ir tokio racionalumo, kuris ir jo tam tikrą prasme ir poezija irgi lygiai taip pat. Vėl visiškai irgi negalėti jo taip žiūrėti, nes antra vertus Vaidoto greta to viso racionalumo, jam labai kažkaip tai didėjo tokia aistra ir, sakyčiau, net toks fatalizmas, pasidarymas tokiam polėkiui ir betoniriškumui. Pavyzdžiui, labai, jeigu to nesimato, tarkime, kažkokio jo viešoje veikloje, tai sakysime, vairuojant ar kažkokiuose kitose dalykuose, jisai būdavo visai atsiduodavo kažkokiam pavyzdžiui, lemčiai galbūt tam tikrą prasme, tai ir jo ta žiūtis ir kažkuria prasme tai irgi kad kažkaip tai susiliečia šitą. O aš paskaitysiu eilėraštį iš tos, buvo rašyta iš tos knygos, kuri išėjo 86 metais, tos knygos, ir tam tikrą prasme tekstai, kuriuos aš skaitysiu, galbūt atitinka tai, ką būtent kalbėjo Janina Riškutė, ir parodo tokias jo būtent ir tos klasikiniai nusiteikimai, ir mokykloje jo tokias poetinės preferencijas. Iš tokio ciklo 3 dainos. Antras eilėraštis Vėlės metas. Rudens čia nėra, bet tik tai, kad žadėjo. Žieduoja naktis mano sielą lyg paukštį. Iš kur ta tyla? Ji vėl primena metą. Papiešė metų ir mėnesio plokštę. Praeinu čia daug, tik ne vieną ateinu. Man regis ir tie, kurie renkasi, jau miršta. Vyrėjai, tai žodžiai, tai bėda ištirpsta. Praeinu čia daug, tik ne vieną ateinu. Klausyk, tai banga šitą vėją jau klausė ir tie, kurie vėjai paklūsta. Juos užkalba medžiai, jis kalba atsidūsta. Klausyk, štai takais ir švystelės klausyk. Iš tų kalnų, kuriuose gęsta akys, man reikia tavęs vien tik tai numylėti. Lyg būtų kas gimęs, lyg būtų netekęs tavęs, kaip krūtinė
valstybinės